visą laiką randa kelią atgal. Kad skautai yra vyriški. Skautai yra smagus. Skautai padeda kitiems. Skautai padeda ne tik savo, bet ir visiems kitiems aplinkiniams. Skautai kasdieną padaro po gerą darbelį. Taip pat skautas neknarkia, nes gali išsiduoti priešui. Skautas vaikinas neturėtų erzinti merginų, jeigu neketina jų vesti. Ir tai tik keletas skautų moralės idėjų, kurias nemoralizuodamas ir negrūmodamas kumščių knygoje Skautybė berniukams aprašė skautų judėjimo įkūrėjas Robertas Baden-Powellis. Autorius savo knygoje taip pat mokina žaisti, tačiau žaisti taip, kad būtų ir naudinga, ir įdomu. Vienas tokių žaidimų pavyzdžių galėtų būti, kuomet ant žemės arba ant stalo yra sudedama eilė daiktų, įvairiausių daiktų, ir žaidėjams yra skiriamas laikas tuos daiktus įsidėmėti. Vėliau tie daiktai yra uždengiami arba patraukiami ir žaidėjai turi parašyti arba pasakyti, ką matė. Tai yra tikrai smagus žaidimas, negana to jis lavina atmintį. Tokius ir judresnius žaidimus Robertas Baden-Powellis siūlo žaisti savo knygoje Skautybė berniukams. Kodėl buvo nuspręsta pataisyti ir atnaujinti daugiau nei prieš 100 metų pasaulyje pasirodžiusią, o lietuvių kalba jau 4 kartą leidžiamą knygą. Pirmiausia, Baltų lankų leidyklos noras buvo ieškoti ir rasti literatūros jaunimui. Jaunimui ir ypač berniukams. Nes yra toks pastebėjimas, kad dauguma jaunimui ar vaikams ir netgi suaugusiems skirtos literatūros yra skirta moteriškų auditorijai. Tai todėl ieškojom knygos, kuri galbūt uždegtų, pritrauktų, sudomintų jaunimą. Taip pat susiję ir su skaitymo skatinimu. Skaityti nuobodžią, veiksmo neturinčią knygą yra nuobodu, o čia galima rasti tai, ką galima pritaikyti praktiškai, stovyklaujant, keliaujant, stebint, mokantis. Ar meilė gamtai, nuotykiams ir skautams kiekviena užkrečianti knyga Skautybė berniukams bus įdomi didesniam skaitytojų ratui? Ja galėtų iš tikrųjų pritaikyti savo veiklą ir mokytojai, pedagogai, klasių auklėtojai, nes iš tikrųjų yra daug žaidimų, yra daug pamokymų. Ir stovyklauti ar keliauti, ar būt gamtoje mėgstam visi. Ir netgi tėvai savo vaikams šitą knygą galėtų nupirkti, su jais skaityti, tuo domėtis. Ir mūsų siekis turbūt ir buvo, kad truputį ta knyga iškeliautų skautų organizacijos ribų ir tai būtų knyga visiems, norintiems susipažinti su skautų judėjimu, besidomintiems gamta, norintiems sužinoti kažkokių dalykų susijusių su buvimu gamtoje ir tuo pačiu sužinoti apie skautų idėjas, apie jų gyvenimo būdą ir apie skautavimą.